kovoti prieš aukšto lygio japonų kovotojus, tiek ir susikauti su brazilų kovotojų yra iš tikrųjų tikrai nemažas išbandymas. Brazilija. Į mėlynąjį ringo kampą kviečiamas jo priešininkas, kovotojas iš Lietuvos Petras Markevičius. Girdime plojimais pasitinka publika Petrą Markevičių. Taip mėgstamas kovotojas, ringe nieko nelaukiantis, iš karto einantis į priekį ir vykdantis savo užsibrėžtą kovos taktiką. Be abejonės norėtųsi palinkėti Petrui Markevičiui kuo didžiausios sėkmės. Tikrai nelengvas jo priešininkas. Brazilų kovotojas Carlos Lima Alan. Gerbiamiem žiūrovams norėčiau priminti, jog šiame turnyre taip pat kovojo ir Egidijus Valavičius ir į ringą sugrįžęs Remigijus Morkevičius, kurių kovas mes be abejonės pademonstruosime mūsų kovinio sporto laidoje. Skambant mistiškai muzikai, netrukus į ringą žengs Petras Markevičius. Ir štai matome Petrą Markevičių. Petrą lydi jo brolis Povilas. Šiek tiek rečiau matomas šiuo metu koviniuose turnyruose, tačiau aktyviai besitreniruojantis ir padedantis ruoštis broliui kovoms. Ir Petras Markevičius lipa į ringą, o netrukus daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių kovotojų. Markevičius, Lietuva. Raudonasis ringo kampas, Brazilijos valetudo čempionas, Brazilijos jiu-jitsu čempionas, Team Edson Carvalho, Impacto Team Brazilija, Carlos Lima Alan. Mėlynasis ringo kampas, daugkartinis MMA Bushido ir Jazz turnyrų nugalėtojas Europoje ir Japonijoje, Suomijos cage čempionas, Team Bushido MMA, Lietuva, Petras Markevičius. Ringo referi, tarptautinės kategorijos teisėjas Romualdas Navickas. Kova vyks pagal šūto taisyklės. 2 raundai po 5 minutės. Vėlgi išvysime kovą pagal šūto taisyklės ir girdėjome, jog Petras tarp savo titulų įsirašęs ir cage turnyro nugalėtojų Suomijoje. Kaip minėjo ne kartą Lietuvos Bushido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis, Petras Markevičius yra vienas labiausiai mėgstamų kovotojų būtent Suomijos cage turnyre. Ir puikiai išgirdome, kokiais titulais gali didžiuotis Brazilijos kovotojas, Brazilijos valetudo ir jiu-jitsu čempionas. Taigi Petrui reikėtų pasisaugoti šio brazilų stiliaus klastos. Matom, kovotojai po keletų smūgių su jie ir atima kovą. Na ir dabar pagal bendrą vaizdą ringę netrukus kova turėtų persikelti į parterį. Labai įdomu, kuris iš kovotojų užsiims patogesnę poziciją. Matom, kovotojai ėjo į klinčą ir štai pasidalinimas smūgiais. Nepataikė smūgio Petras Markevičius ir kova parteryje. Petras užsėmęs apatinę poziciją. Na, kita vertus, nekartą matėme, kaip iš apatinės pozicijos puikiai atliekami skausmingi veiksmai. Po truputį neskubėdamas, brazilų kovotojas stengiasi nepaleisti situacijos ir matom, vėlgi ruošia kažkokį tai veiksmą brazilų kovotojas, stengiasi parsigriauti lietuvį. Matom rankos laužimą stengiasi pradžioje atlikti Petras Markevičius, tačiau šios situacijos už nugaros stengiasi prieiti, iš už nugaros stengiasi prieiti brazilų kovotojas. Šioje situacijoje, aišku, Petras, matom, kol kas nieko negali padaryti. Ir stengiasi apsisukti Petras Markevičius. Girdime, Petrui patarinėjo Povilas, kuriam iš šono labai gerai matyti visą situaciją. Ir po tokių kelių persivertimų brazilų kovotojas užsiema
užsiema patogią poziciją viršuje. Reiktų priminti, kad dvikova vyksta pagal šūdo taisyklės, taigi būti apatinėje pozicijoje tikrai nėra pats geriausias sprendimas, juolab, kad smūgiai į galvą galimi. Skausmingas veiksmas, bando jį atlikti Petras Markevičius. Žvelgiant į brazilų kovotą, šis veiksmas neužfiksuotas iki galo ir jis elgėsi pakankamai ramiai. Bando Petras Markevičius dabar išeiti iš esamos situacijos. Brazilų kovotas nenori jo paleisti. Ir pasikeitė situacija. Petras Markevičius dabar viršutinėje pozicijoje. Ruošias veiksmui Petras Markevičius, po truputį stengiasi prieiti arčiau savo priešininko. Ir būnant tokioje pozicijoje, aišku, labai reiktų saugotis to klastingo trikampio kojos smaugimo. Ir matome ranką bando sugriebti Petro brazilų kovotojas. Taip, Petrui pavyko įsivaduoti. Ir kyla abu kovotojai į stovėseną. Petrui galbūt reikėtų daugiau pasmūgiuoti šiuo atveju. Matėm, jog parteryje brazilų kovotojas jaučiasi kaip žuvis vandenyje, taigi galbūt Petrui reikėtų daugiau pasikliauti savo smūginę techniką. Nekartą minėjau, kad Petras yra universalus kovotojas, puikiai žino, kaip smūgiuoti, kaip imtyniauti, tačiau šiuo atveju galbūt kaip prioritetą reiktų savo priešininko taktikai prieš pastatyti smūgius. Matom, jog brazilų kovotojas yra 100% nusprendęs kovoti parteryje ir vėl kovo parterį. Na, kita vertus, parteryje vėlgi užsėmus gerą viršutinę poziciją. Galima smūgiuoti priešininkui į galvą. Ir net būdamas apatinėje pozicijoje, matom, brazilas kontratakuoja, taip pat smūgiais į galvą. Vėl Petras viršuje, tačiau kojomis jo liemenį apsikabinęs brazilų kovotas neleidžia jam prieiti arčiau. Matom, kaip puikiai ginas, fiksuoja jo rankas ir trikampis kojų smaugimas. Taip, tas klastingas trikampis kojų smaugimas, ar pavyks Petrui išsivaduoti. Matom, užfiksavęs tiek ir ranką, tiek ir kojomis. Užfiksavęs sprandą, dar labiau pastiprina šį veiksmą brazilų kovotojas. Kenčia Petras ir truputėlį pražiopsojo tą momentą, kuomet brazilų kovotojas užmetė kojas ir viskas. Labai gaila, Petras Markevičius priverstas pasiduoti, ranką į viršų kelia brazilas Carlos Lima Alan. Sugebėjo į save realizuoti, sugebėjo pasinaudoti savo brazilų džiudžitsu žiniomis ir po truputį neskubėdamas atliko rezultatyvų veiksmą. Sveikiname brazilų kovotoją. Aišku, norėjęs, kad laimėtų lietuvis, tačiau kovotojai prašo prie ringo referį. Brazilų kovotojo pergalė. Kągi, kovotojai prieina prie ringo referį ir ranką į viršų kelia, ringo referį ranką į viršų kelia brazilų kovotojui. Kaip ir minėjau, dar ne vienas žymus kovotojas kovojo šiame turnyre. Be abejonės, kitas kovas mes išvysime mūsų laidose.